Įmonės susiduria su vakuumu šitų darbuotojų. Tarp mūsų įmonių konkurencija yra labai didelė, ieškant gerų kvalifikuotų inžinierių. Atlikus praktiką, mus tiesiog graibstų darbdaviai, niekas nenori paleisti. Kiti kolegos ten iš kitų studijų programų neranda vietos, kur gauti darbą. Tai mes jo net neieškom. Darbas surandamos. Ieško tiek vadybininkų, technikos pardavėjų, remonto srityje ieško darbuotojų, žmonių galinčių projektuoti, organizuoti darbą, būti tam tikros srities vadovais. Užpildyti šią sritį tai praktiškai kol kas bent yra neįmanoma. Darbdaviai atvyksta per karjeros dienas, siūlo darbą, ieško jau nuo 3 kurso, galima pilnai įsidarbinti daugelį iš tiesų įmonių ir tikrai už konkurencingą atlyginimą. Mums kiekvieną dieną dėstytojai užduoda užklausą, gal norit kas dirbti, nes galite jau pradėti rytoj. Mes visada priimam visus studentus, kurie kreipiasi į praktiką, padedam, mokom ir po to jų laukiam po praktikos sugrįžtant pas mus. Taip pat ir aš esu šitą universitetą baigęs ir tai didžiuojuosi. Turiu kolegą, kuris pradėjęs nuo paprasto darbuotojo įmonėje, per 3 metus pakilo iki vyriausio mechaniko. Taip pat yra kolega, kuris per porą metų algą pasikėlė kelis kart, tapo įmonės projektuotojų pagrindiniu, žmogum, kuris bendradarbiauja su užsienio rinkom. Labai priklauso nuo asmenybės. Tai yra pagrindas, kaip jis nori pats tobulėti. Tai turim labai gerų pavyzdžių, kurie per metus laiko padaro labai didelį šuolį. Galiu pasakyti tai, kad turint inžinierinį išsilavinimą, gali dirbti ne vien tik tai su inžinerija susijusį darbą, bet inžinerija arba suprasti procesus yra žymiai sunkiau, kai tu neturi fundamentalių pagrindų.